rimtai parduoti namą ar butą, ką aš turiu omeny rimtai sakydami, tai kad imam, parduodam ir nežaidžiam jokių žaidimų. Tik su rimtais pardavėjais. Rimti pardavėjai yra tie, kurie maksimaliai nori užreklamuoti, susirinkti maksimalų pasiūlymų kiekį ir išrinkti, kuri kaina yra aukščiausia įmanoma dabar ir parduoti. Tai va. Bet jeigu esate toks pardavėjas, kuriam jau dakniso žaidimai, arba jūs tiesiog norite imti parduoti ir nesikvaršinti savo galvos, nesivilkinti laiko metų metais ten ir nesitasyti, nesivaikyti tos kažkokios svajonės, kuri susidarė iš aplinkinių nuomonės arba iš skelbimų pasižiūrėjimo, o realiai norit sužinoti rinką, už kokias kainas perka dabar, išsirinkti geriausią pasiūlymą ir tam žmogui parduoti. Jeigu jūs va taip esate rimtai nusiteikęs, skambinkit mums ar apsilankykite dangausturtai.lt, ten rasite kontaktus. Ir tada galime parduoti ar namą, ar butą, ar nesvarbu ką. Aišku, su garažais nelabai užsiimam, nes va vieną garažą pabandžiau, tai nesąmonė. Nebent ten vertė yra daugiau nei 10 000, tai galbūt. Nes su tais mažaverčiais mes neužsiimam, nes žmogui neapsimoka mus samdyti. Būna taip, kad ten vertėja 5 000, o mūsų paslaugų kaina yra nuo 3 prasideda 1000. Retais atvejais 2,5 būna. Tai neapsimoka tokiems mažaverčiams turtams apsimti apskritai. Tai va. Tai jeigu rimtai norit parduoti, atsibodo, kažkokių agentų pažadai, kurie va parduosim ir jie vis neatveda pirkėjo, tai kreipkitės pas mus, mes imam jauti už ragų, iš karto imam ir parduodam. Kodėl taip įvyksta? Todėl, kad yra reklamuotojų komanda. Tai ne vienas žmogus dėlioja reklamas, bet įmetam mes paskandinam visą rinką tais skelbimais, tada maksimalus kiekis žmonių pamato per trumpą laiką, maksimalus kiekis atvažiuoja interesanto apsižiūrėti objektą, maksimalus kiekis pasiūlymų būna ir išsirenkam geriausią, aukščiausią įmanomą kainą šiandien. Ir tada 2 dalykus gaunate. Tai rinkos analizė apie jūsų objektą, kiek žmonės duoda šiandien. Ir ne iš vieno pasiūlymo, ne iš 2, o iš daugelio, ar ne, susidarot nuomonę. Tai čia vienas dalykas, kad rinkos analizė. Antras dalykas yra galimybė parduoti už aukščiausiai įmanomą kainą. Tai va, šitie 2 dalykai jūs gaunate su mumis. Su kitais jūs to negausite, tik tai gausite nervų, laiko užtampimo, ilgai laiko truks jums parduoti. Realybės taip ir nesužinosite, tik tai kvailus pažadus klausysite. Tai jau žinokit, samdyti kažkokį pavienį agentą, tai yra tas pats, kas jūs įsidėtumėt pats skelbimą. O tai yra padaryti labai lengva. Ir nereikia mokėti 1000 ar kiek ten pinigų agentui, kad įdėti skelbimą. Tai va. Gerai, sėkmės. Skambinkit man į telegramą, rašykit į numerį. Ir atvirkščiai, skambinkit į numerį, rašykit į telegramą. Ne? Kaip tik norit, taip darykit. Bet jeigu reikia, susikontaktuokit ir imsim, padarysim šitą reikalą. Iki.